Sveiki, mėlyji. Šiąnakt Joninės. Ir pabursim tokį labai rimtą, stiprų būrimuką. Joninėm reikia. Ir aš tikiuosi, kad atsakysi tas paslaptis mūsų kortos su šitom raganiškom kortom. Pasakys mum šitos kortelės taro, ką jūs turite sužinoti greitų laiku. Ką tas lygiadienis vasaros jum atneš naujo. Ką tas lygiadienis, kur dabar labai svarbu, ką jum pakeis gyvenime. Nes astrologiškai labai stiprus laikas dabar ir, mėlyji, tos kortos, ką parodo, tai jos tą tokią savo mistiką, ką galit sužinoti apie savo ateitį, kas jums labai rūpi. Paklausim kortų, šitų, kur žiūri žmonės, šitų žmonių mane žiūrinčių likimų, ką nori pasakyti taro jum į priekį, į ateitį. Tikiuosi, lietus neužeis, nes neaukstosi dar tas oras toksai čia Vilniui. Ir leis man padaryti įrašą. Taip. Imsim laimiai 7 kortas. Imsim laimiai 7 kortas. Ir tikiuosi, jos jums atsakys į daug labai jums rūpimų, svarbių klausimų. Taip, 7 kortos. Žinot, žąslų tūzas krito po trejeto kardų. Po kažkokių tai netekčių, po kažkokių tai išbandymų, po kažkokių tai problemų gyvenime. Ir kažkam tai buvo netektys, kažkam išdavystės, kažkam tai, bet magų korta rodo, kad jūs apsiginsit nuo visko. Šitą. Čia yra visapusiškai, visais atžvilgiais jūs laimėsit. Ar tai bus meilės sritis, ar verslo, ar neįgyvendintų, niekaip nesisekančių gyvendinti planų, jūs išeisit į visiškai kažkokią naują erdvę. Ramiai, nurimę, nesiblaškydami. Ir čia yra nulinė korta. Čia nulinė korta, kur jūs įsinulinat, visiškai gyvenime išsinulinat, labai nuostabios kortos krito. Trejetas kardų, tūzas žąslų, dešimtukas kardų, žąslų, kur baigta kova, pavargot, viskas baigta ir išeinat į naują. 4 kardų ramybė. Ir čia yra jau persilaužimas, įsinulinimas ir jums duodama šansas. 4 taurės, gal buvo nesėkmės, gal 3 ar daugiau jums nesėkmių buvo. Ir duodama dar šansas, atnešama 4 taurė. Kažko tai labai brangaus, labai gero jūsų gyvenime, kuo jūs labai džiaugsitės ir labai būsit laimingi. Pentaklių karalienė. Tai yra labai stipri korta ir tai moteris mokanti valdyti gyvenimą. Jeigu vyrai žiūri, tai jūs galbūt turi tokias savybės, kur mokat kaip iš moteriškos pozicijos matyti viską. Arba turi tokią moterį, kuri moka gyvenime viską sudėlioti į vietas. Moka rūpintis savo gyvenimu, buitim, šeima, namais, viskuo, jinai puikiai viską susitvarko. Ir judėjimas į priekį.
judėjimas į priekį, vežimas tai jau automatiškai bus kažkas tai labai greitų ir greitų laikų. Greitų laikų ir džiaugsmai, laimė tokia ir viską turėsit pilnatvę, ir meilę, ir savo gyvenime, ir būsit tie žmonės, kurie pagaliau kažką tai arba išmoks džiaugtis ir žvaigždė krito. Mėlieji, žvaigždė, svajonių pildymasis, bet gali būti ir kažkokia kelionė tolima gali būti, nes čia kelionė rodo ir vežimas, ir išvažiavimas dėl meilės pas savo galbūt brangų žmogų. Mylima, nesvarbu, gal jis kitoj gatvėje gyvena, ar kitą mieste, ar kitoj šalyje, bet tai yra kažkur tai. Ir pentaklių tūzas, vėl šansas, vėl kažkoks labai geras jums šansas duodamas. Ir tai labai geros kortos krinta, labai kaip mėlėjai, kaip šitokiai proga buriu šitam lygiadieniui. Ir imperatorius krito. Kažkas, vyrai, kad jie žiūrit, susitvarkysit savo gyvenimą. Visiškai susitvarkysit savo gyvenimą. Įspręsit problemą, susitvarkysit savo šeimos santykius, reikalus. Viską pastatysit į vietą. Viską pastatysit į vietą. Ir princesė. Ne, čia krito, čia angliškai rašyta, aš anglų kalbą netaip gerai moku. Žinot, čia yra burtininkė, antra korta didžiųjų arkanų. Karalius ir burtininkė šalia. Čia bus daromi ypatingai labai svarbus sprendimai gyvenime. Jums tiesiog pagal šitas kortas gyvenimas apsiverčia 180 laipsnių. Visiškai apsiverčia gyvenimas. Pasikeičia jūsų prioritetai. Išmokstat naudoti savo resursus. Nebetaškot, kur nereikia. Išmokstat kažko atsisakyti. Paisima tik tas, kas jums svarbiausiai reikalinga, kas jums labiausiai reikalinga. Ką dar galiu pasakyti, čia ne taip, kad skrega taupus, bet išmintingas žmogus, kuris valdo savo valstybės biudžetą, savo šeimos biudžetą, savo giminės biudžetą. Ir ryžtas, protinga rizika. Krito irgi po tokio mįslingo kortom žąslų tūzo, vežimo ir čia išsinulinimo. Jau ir taip rodė man čia kortos išsinulinimą, dabar dar patvirtina. Bus išsinulinimas jūsų gyvenime. Bus tikrai rimtas išsinulinimas ir eisit kažkur tai labai nauja. Link svajonės, 7 taurių, tai čia svajonių korta. Čia svajonių, viską galite svajoti, mylėjai, viską jūs gausit, nes džiaugsitės. Reiks truputį pakovoti, bet būsit laimingi ir svajonės pas jūs ateis. Aš jūs užkalbu, aš čia tas kortas užburiu, kad jums taip eitų, kaip čia rodo. O, sveikinu, fortūnos ratas, nu dar tolyn gerin, mėlėjai, tolyn gerin. Ir fortūnos ratas krito. Po 8 taurių, kaip išeini į kažką naują, palieki kaip stovi, išeini į visiškai naują, palieki seną gyvenimą, uždarai duris, apie jį negalvoji, nusisuki nuo jo, nesikankini, negalvoji, nekalbi nieko. Išeini žvaigždė, nes šitaip kortos labai reikšmę turi, žvaigždė ir fortūnos ratas. Ar jūs įsivaizduojat, koks čia derinys, čia nerealus derinys. Čia mane pakritikavo, kad aš prašau dėti laiką, kas, jeigu tiks, jau pačioj pradžioj šitą patarimą pasakau,
kartais gale, kartais pradžioj. Jeigu tinka, jeigu norit, kad tai vykdytųsi, kad tai vyktų, dėkit laiką. Arba rašykit kažką, priimu, bent padėką, ką reiškia priimu, man tiko, viskas. Čia irgi po kančios, po ramybės, po... Vėl čia yra tūzas, pentaklių, pinigai, nurimk, tau šansas pinigų ir tu net turėsi kelis galimybės, tu net abejosi taip daryti ar ne taip, kažką tai tokio nuspręsit, ką jums reikia daryti. Ir prasideda darbas. Čia žmogus būrė, su burtų lazdele, būrė. Kiekvienas yra, kaip yra stadija apsisprendimų, tai žmogus kaip darytų burtus. Man taip daryti ar taip, tą biznį rinktis ar ne tą gyvenimo partnerį rinktis ar tą. Visą laiką vyksta tokie kaip ir burtai. Suprantat? Ir dabar čia imperatorius ir 8 pentaklių, tai jau gamyba. Tai jau daromi pinigai. Tiesioginė to žodžio prasme. Ir dabar toliau, čia kur duoda šansas dar žmogui. Nesisekė gal ne kartą, ir čia yra burtininkas vėl ir 7 pentaklių. 7 pentaklių, žinot, yra iš eilės einančios kortos pentaklių. 5 tai skurdas, visiškas skurdas. Toks lūžis į tą. Kilo žmogus, va taip lygi, ir čia pusiaujas viskas, jisai, kaip sakant, krito į duobę. Gerai korta ir vienetą, ir 2, ir 3, ir 4 pentaklių gerai, o 5 jau duobė. 6 pradeda kilti, o čia jau 7. Jau čia tiek žmogus pakilęs, kad jis gali savo resursais dalinti su kitais. Jau jisai kaip ir labdarą daro, kažkam tai gali ištiesti ranką pagalbos, patarti ar ką. Šiaip tai aš tokios esu nuomonės, kad ne savo uždirbti pinigai atneša tik bėdą žmogui. Jis jų neįvertins, jisai kiekvienas pagal savo karmą, kiek pajėgia uždirbti, tiek jo. Patarti, pamokinti, kaip sakant, duoti tą meškerę, pasigauti žuvį, taip reikia. Bet atiduoti savo uždirbtus, gali labai ypatingų atvejų, bet žinokit, tai tik tai lepina, o gavau, tai ir iš kitur gal gausiu ir dar kažką, ir žmogų tu sugadini, tu jam sugadini ir taip blogą jo karmą. Jisai dar gauna karminės skolas, tai su tuo tokiu labdarom dalinimu labai atsargiai. Galit labai greitai susigadinti savo vaikus, jie pasidarys pasyvūs ir lauks tik tai, kad gaus ar savo artimuosius, kad jūs čia mokat uždirbti ir turi jam duokti. Nu, nežinokit, tegul ir pats stengiasi savo užsidirba. Atsitiko bėda, gal ir padėti reikia, bet šiaip jau išlaikyti ir tokį žmogų, kuris pats nesistengia. Jokių būdų, žinokit, aš nepatariu remti blogai. Atėję, kaupėsi lietus, debesėlė ateina, nespėsiu būrimą pabaigti. Taip, ir 6 krito, žinot kaip, 6 krito, 6 pentaklių krito ir 6 žąslų. Tai yra tokios kortos, kur jos dar sustiprina tą poveikį, kad tu tikrai turėsi tiek, kad tu galėsi dalintis viskuo. Yra žmonės, kurie pavydi ir pavydės. Nu, normalu, kitaip nebus, čia taip turi būti. Kam sekasi pavydi, kas gražus pavydi, kas laimingas pavydi. Žinot, jeigu pavydi, reiškia, yra ko pavydėti. Jeigu jūs apkalba ar ką, tai reiškia labai jau daug turi to, ko kitiem, jeigu jūs ten būstumėt nelaimingas, skurstumėt ar ką, jau tada tai, užuojauta tai jau yra kitas dalykas. O čia taip,
Prieš paskutinis didžiųjų arkanų korta - teisingumas. Jūs atkentėjot savo karmą. Daug iš šitų žmonių, kurie žiūri, atkentėjot jau savo karmą. Viskas turi jums pasisekti. Ir pasisekti turi visoje šitoj srity. Ir nurimti, ir pradėti darbą, ir apsispręsti. Ir tai yra viskas. Paskutinį kortą yra pasaulis, kur tu valdai viską. Kur absoliučiai valdai viską. Kardų karalius. Kardų karalius tai jisai sprendimų, tai intelektas, protas, diplomatija, visa kita. Kardų karalius tai yra oro stichijos žmogus. Arba jūs turit savo horoskopę, savo gimimų horoskopę būtent šitas savybės. Ir čia krito po fortūnos rato, po žvaigždė, kur eina, jis daro sprendimus. Jis jau eina pirmin, nes tai greita korta, oro stichija labai greitai viską susireaguoja. Ir 10 taurių, laimė, sėkmė, pasitenkinimas, kaipas, čia kaifuoja moteris pajūry, viskas pasiapilnas, gyvenimas idealus, tobulas, šventė. Šventė reiškia, tu eini ir čia krito po vežimo, po išsinulinimo ir kad tu pajudėjai į priekį, reiškia, tau taip sekasi, kad tu net šventi. Nu ir paskutinę kartą šitam dėjime, tai yra pasibaigė visos jūsų apribojimai. Viskas baigėsi. Baigėsi apribojimai, baigėsi kančios, bet būkit išmintingas. Visur yra tas toksai, kad reikia mokėti valdyti savo resursus, nesitaškyti nesąmonim. Viskas tada įsisprendžia labai labai gražiai ir ką dar jums angelai palinkės. Būtinai paimsiu 3 kortas. Keisis gyvenimas, mirties korta krito. Keisis gyvenimas, tikrai keisis. Čia dėsiu. Keisis gyvenimas. Pabaiga visko. Saulė, viskas išaiškės, pamatysit visus apgavikus paslaptis, išaiškės jūsų planai, keliai į priekį, jūsų tikslas, viską jūs pajusit, viskas išaiškės. Ir saulė tai laimė, šventė, tai sveikata gera, viskas, kam reikia. Ir lygsvara, temperacija, lygsvara, atgausit lygsvarą, atgausit tą valdymą savo gyvenimų, savo visų resursų. Bet kam reikia, pakovokit, kam už sveikatą, kam už biznį, kam už mylimą žmogų, netiduokit kitam, išlaikykit savo. Viską reikia, žinot, kažką tai įdėti. Nori loterijoje laimėti, nors bilietą nusipirk, pajudink, nors pirščiuką pajudink. Tai taip, kad linkiu jums visiems labai labai gero užtekančių pusmečio, lygi žiemos lygiadienio. Čia šitas laikas jums bus labai produktyvus ir labai sėkmingas, mėlyji. Čia man užkalbėjimas jums. Dėkui, kad su manimi esat. Dėkui, kad žiūrit.